Greita pažintis su inventoriaus langu. Trečia dalis. Note cards – pastabos. Šiame aplanke saugomi specialios išvaizdos tekstiniai dokumentai, kuriuos jūs įrašėte arba jums perdavė. Tai tarsi jūsų užrašų knygutės lapeliai, kuriuose pasižymite tai, ką jums svarbu prisiminti. Kaip sukurti pastabas Note card? Pirmas būdas. Dešiniu pelės klavišu spragtelėkite aplanką Note cards ir išsirinkite komandą New Note card. Antras pastabų kūrimo būdas. Dialogo lango apačioje spragtelėkite pliuso ženklą. Išsiskleidusiame komandų sąraše išsirinkite New Note card. Įveskite naujai atsiradusiai pastabai pavadinimą. Užpildykite pastabų lapą norimą informaciją. Ją čia galite iš kitur kopijuoti ir spragtelėkite komandą Save. Taigi, iš esmės tai yra nedidelis tekstinis failiukas, kurį jūs galite suformuoti patys rašydami įvairų tekstą, arba tiesiog, jeigu tą tekstą turite savo kompiuterį ar kažkur kitur radote, galite paprasčiausiai čia įkopijuoti. Nepamirškite pabaigoje visko išsaugoti. Jūs galite prie pastabų lapo iš inventoriaus prisegti bet kokį objektą, turinti pilnus leidimus jį kelti, kopijuoti. Tai daroma velkant objektą iš savo inventoriaus ant pastabų lapo. Jei pageidaujate, galite pakeisti pastabų kūrimo datą ir laiką. Objects aplanke saugomi įvairūs objektai, kuriuos jūs sukūrėte arba nusikopijavote, arba jums perdavė kažkas kitas. Outfits aplanke saugomi jūsų išsaugoti avataro išvaizdos komplektai. Fotoalbum aplanke saugomos nuotraukos iš virtualaus pasaulio, kurias jūs sukūrėte arba jums perdavė. Scripts aplanke saugomos programos sukurtos LSL kalba, taip gali atrodyti vienas iš sukurtų skriptų. Sounds aplanke saugomi garsai, kuriuos jūs sukūrėte, nusikopijavote arba jums perdavė. Texture aplanke saugomos tekstūros, kurias jūs sukūrėte, nusikopijavote arba jums perdavė draugai. Štai taip atrodo tekstūros peržiūros langas. Trash aplanke saugomi objektai, kuriuos jūs ištrynėte, naudodamiesi komandomis Remove arba Delete. Jos galima susigrąžinti, naudojantis komandą Restore Item. Šiukšliadėžę galima išvalyti, naudojantis komandą Empty Trash. Šakninis aplankas Library toks pat pagal savo struktūrą, kaip ir šakninis aplankas Inventory. Tik jame saugomi standartiniai objektai, kuriuos jums padovanojo programos kūrėjai, užregistravus jūsų avatarą. Čia esantis objektai retai naudojami. Kaip visada pabaigoj, užduotis savarankiškam darbui. Ačiū, kad žiūrėjote.